Treneriai šiandien geriau pradėjo rungtynes, kur kas negu varžovės, ar tas ir lėmė pergalę? Turbūt, kad taip, nes ir namuose žaidėm, savo sienos, savi žiūrovai. Aišku, ta pertrauka, tas ilgesys gal truputį ir panelės perdegė, kad toks banguotumas buvo, bet visumoje taip, pati pradžia turbūt davė savo tą rezultatą, tą tempą. Tikrai džiaugiuosi tuo kovingumu, aišku, matosi, ne viską padarėm, ką buvom tarėsi, kaip sakoma. Bet tikrai džiaugiuosi tą pergalę ir ką, jau jinai praktiškai istorijoje. Reikia ruoštis sekmadieniui, nes čia vis tiek ilga serija laukia. Kokių kozirių gali turėti Sirenos prieš sekmadienį? Namų arena ir manau, kad mažesnės geriau sužais negu čia sužaidėjos, nes jų yra stiprioji pusė mažos žaidėjos, nes kaip ir aukštų 5-4 labai neturi. Tai manau, kad koziris bus namų salė, užsivedimas ir mažesnės žaidėjos, manau, kad geresnį žaidimą parodys. Po praėjusių metų finalo turbūt vis tiek buvo toks jaudulys prieš pradedant finalo seriją, ar padėjo tos pirmosios rungtynės įveikti? Kaip nekeista, jaudulio visai nebuvo, tikrai pasakysiu, ir kaip aš jau vieną interviu daviau, tikrai nežiūrim į praeitus metus, nauji metai, naujas sezonas, naujos žaidėjos ir reikia žaisti visko iš naujo. Taip kad tikrai braukiam brūkšnį ir užmirštam kuo greičiau tos praeitus metus. Tai tiek. Koks buvo antras klausimas, jeigu atvirai? Tai ir buvo, ar padėjo pirmosios rungtynės, na jau, sakykime, jeigu būtų buvęs tas jaudulys įsivažiuoti serijoje? Be abejo, jeigu čia būtų nesėkmė, tai įsivaizduojam, kokia būtų ir komandos, ir mano būsena, vadinkim, vis tiek 1-0 yra jau ramiau, kaip sakoma, bet tikrai čia dar visko bus, manau, ir tikrai jos nepasiduos, ir tikrai bus arši kova. Ir finalas turi būti gražus, turi būti intriga. Gerai, tai gražaus finalo tada. Ačiū labai. Ačiū.